Gerai pagrojai. Kaip vakar sekės? Geriau. Laureatė tapau. Šaunuolė. Aš labai atsiprašau, kad vakar vėlai grįžau, tu jau miegojai. Bet aš mačiau diplomą. Ir su jauduliu tau pavyko susitvarkyti. Jo, viskas okei buvo. Tai vaistai padeda. Čia geresnė netgi negu tie praeiti. Bet aš galvoju, gal kitą kartą pabandyti negert netgi. Nežinau, pabandyti. Na ne, tikrai ne. Tik ir su jauduliu susitvarkėjai. Reikia vaistus gerti. Ir gydytojas tau sakė, kad reikia pastoviai. Ne. Ir aš naują dėžutę vaistų nupirkau. Tik nežinau, kur padėjau. Neatidaviau tau. Ne, tai gal tu darbė vėl palikai. Arba mažinai. Gal. Gerai. Aš keliausiu, tau sutvarkyti indus. O ačiū, kas pasakys? Ačiū. Ai, dar mamą aš valysiu, paskui vakarą pasimelijo. Gerai. Kada grįši? Kada grįši? Tai 9 gal. Gerai.
Nežinau. Labas. Teglė tikriausiai. Labas. Mes čia su Gabrielė biški pas Emiliją atvarom. Atsius čia daugiau yra? Ja, mes dviese biški pabūsim. Tai ateik į svetainę po to. Kaip gražu. Kada čia piešiai? Ne per seniausiai, gal prieš 2 metus. Mačiau pas Barborą kambarį irgi kabėjo panašus. Jo. Ir pas Mariją tokia, jeigu žinai, irgi yra. Aš irgi tokią noriu. Žinot ką, aš irgi noriu. Pradėdau maišų groti. Aš Palaikau. Jo. Ar ne Pradėk. kada vykti? Taigi jinai smuiku groja. Ilgai? Nu jau, gal kas 8 metus. Bet tu šiaip daug groji, mes su smuiku. Nu, tai vis tiek kažkiek laiko užima, jo. Mes kaip praeitą savaitę tarėmės susitikti, negalėjom, nes taigi jinai konkursė buvo. Tai, taigi ir vakar dar buvai. Tai šiaip fainai, kad tai čia šiandien laiko radai. Nu jo, pasivargsta vis tiek po ten repeticijų arba savaitės visos. Tai kad tu visą laiką po savo tų ilgų savaičių pavargus. Ja, nu tai gerai. Ką? Gerai? Nu tai gerai. Kas gerai? Nu tai gerai tau, kad va, turi laiko čia būti. Aš nežinau, aš visas tas smuiku noriu tarkauti. Gal arbatos kas norit? Ir gal aš tave mau pasipiešinau, kad labai fainas. Aš tau dar nupiešti. Gali nupiešti man. Specialiai man. Labas. Vėluoji. Tylos karalių žaisim. Aš tavęs kitą kartą neišleisiu, jeigu taip. Egle, ką? Aš su tavim kalbu. Kas? Gerai. Kas gerai? Aš nežinau, aš nebenoriu su tas smuiku groti. Tarsi, tu nori, kad naują smuiką nupirktumėm. Ką? Tu sakai, kad su tuo smuiku nebenori groti. Ne su tuo. Tiesiog su smuiku nebenoriu. Mhm. Tai ką, baletą lankysi?
Nu kas mama? Aš 10 metų grojau smuiku, teta 10 metų grojo smuiku. Nei viena nenumirėm. Ir tu nenumirsi. Tai aš nesakau, kad aš nenumirsiu. Nu, Sak nebenoriu, kas yra. Tai tu daug ko nebenori. Kambarą tvarkyti nebenori, mokytis nebenori, katino tualeto nesutvarkai, nes nebenori. Ne viskas šitam gyvenime yra nori, nenori. Kai kurie dalykai yra reikia. Dar vakar norėjai to smuiku groti. Aš su tavim kalbu, ne su siena. Aš nesuprantu, tiesiog nebenoriu ir viskas, nu kas čia tokio. Tai nieko tokio, tai tu gali nenorėti, tai vis tiek reikės. Eik į lovą. Nemanau, kad dabar yra laikas apie tai kalbėti. Bet jau tikrai, kaip mažas vaikas elgiesi šiandien. O tai man. Kas ta mama? Eik tik tai. Žingsniuok. Opa. Gerai, nesuprasiu vis tiek. Tai aišku, kad nesuprasiu, ašgi mamos nieko nesupranta. Ir nežaist su telefonu. Laikas miegotų seniai buvo.